Ir aš sugalvojau padaryti vaikams akvariumą, galvoju, nu kaip padaryti filtrą, kad 7 metų ir 2 metų vaikai susitvarkyti su akvariumu, nieko nereikėtų daryti. Ir padariau filtrą taip, kad užtekdavo kartai pusę metų išvalyti, o vaikai tik vandenį dasipildavo ir pakeisdavo. Ir nuo to laiko visus savo filtrus darau pats. Visus. Ir didžiausia problema yra va tokia išorinė bačka, kuri veikia. Vakar sugalvoju išjungtą pradėtą leisti ir bėgti ant grindų. Nors dabar jau filtruoja gerai, bet aš nenoriu nieko, kad būtų išorė akvariumą, ypač kai turi daug akvariumą ir negaliu pristatyti 18 išorinių bačkų. Dėl to visuose mano akvariumukas yra mano darytas filtravimas, bent ko nors darytas, kad tiesiog paimti gamyklišką filtrą įdėti ir jau užtektų, man taip nėra. Ir dabar didžiuosius išleidau tam, kad perdaryčiau. Perdarysiu tai, kas iš visų mano bandymų per 10 metų pasiteisina labiausiai. Paprasčiausias. Pats paprasčiausias, bet jį padaryti nėra paprasta. Bet visai galėčiau padaryti akvariumus su gatavu filtru, gatavu gruntu, paleisti, nes man atrodo, kad čia didelė problema daugam.